Tai patyriminėje sesijoje Restarte veikėm iš tikrųjų mes labai daug, buvo 3 dienos pilnos praktinių užduočių, teorinių užduočių, buvo labai daug suteikta informacijos naudingos, kalbėjom apie tai, kas sekėsi ir kas nesisekė praeitais metais, kaip pakeisti savyje dalykus ir įpročius, kad įgyvendinti tikslus šiais metais, kurių praeitais metais nepavyko įgyvendinti. Iš esmės, po patyriminių mokymų Restartas išėjau sau išsikėlus tam tikrus ateinančių metų tikslus, pilnai apsibrėžus, dėl ko man nepavyko įgyvendinti praeitų metų tikslų ir žinau problemas, kurios mane stabdė praeitais metais, kurias aš išsprendusi įgyvendinti tikslus ateinančiais metais. Tai realiai susidėliau visą ilgametę viziją, susidėliau savo ilgamečius tikslus, susidėliau trumpalaikius tikslus ir turiu dabar pilną 2024 metų planą tiek profesiniam, tiek asmeniniam gyvenimui. Patyriminiai sesijoje Restarte aš dalyvavau pirmą kartą. Galiu pasakyti, kad tikrai labai verta ir naudinga ir tikrai rekomenduoju visiems absoliučiai žmonėms, kuriem aktualu savo užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas iki galo ir susiplanavimas, teisingas suplanavimas, be kurio, žinoma, įgyvendinimas neįmanomas. Tai patyriminėje sesijoje Restarte buvo labai daug praktinių užduočių, tikrai labai daug dirbom su savimi, dirbom labai daug grupelėme, tarėmės su kolegomis, kaip kam sekasi, bandėme išnagrinėti problemas ir atrasti kliūtis, kurios trukdė įgyvendinti praeitų metų tikslus. O tikrai buvo labai daug naudingos informacijos ir teorinės, kuri padėjo susidėlioti kitų metų planus ir ilgalaikę viziją taisyklingai, taip, kad būtų galima ją nuosekliai sekti ir įgyvendinti, susirašant veiksmų planą. Tai patyriminė sesija Restartą aš tikrai pasiūlyčiau absoliučiai visiems savo draugams, kolegoms ir šeimos nariams, tie, kurie jau turi profesinį gyvenimą ir asmeninio gyvenimo tikslus, kuriem nesiseka jų siekti, kurie galbūt svajoja, kad nori kažką padaryti, bet nežino, kodėl pradeda ir neįgyvendina arba net nepradeda iš viso. Tai manau visiems absoliučiai žmonėms, kurie nori kažko gyvenimo pasiekti, reikia pradėti planuotis. Tai Restartas yra būtent tai, ką aš rekomenduočiau visiems padaryti kaip numeris 1 dalykas.